Ei, palaukit manęs. Rytas. Lapkričio 17-21 dienomis mūsų mokykloje ir visame pasaulyje arba Lietuvoje vyksta verslumo savaitė. Mes, Upynas Stasio Girėno mokyklos 12-tokai, nusprendėme paimti reportažą iš vienos žymiausių Upynos verslininkų, tai Danutės Križinauskienės. Tai einame ir mes maloniai nutikinsime prie mūsų verslininkės. Prašom operatorių prieiti, sekti paskui mus. Manęs, mus. Tęsime mūsų filmavimą. Labas rytas, gerbiama verslininkė. Mes norėtumėm jūsų paklausti keletą klausimų. Prašau. Taigi, pirmasis mūsų klausimas būtų, kaip jums kilo mintis įkurti savo verslą? Mintis įkurti verslą kilo savaime, kadangi kooperatyvai žlugo, o dirbti reikėjo. Ir kilo mintis tada namuose, bandyti daryti kažką. O ar jums buvo sunku įgyvendinti šitą tikslą? Labai buvo sunku, trūko lėšų, trūko pinigų, ėjau į paskolas, pradėjau nuo nulio, bet didelio noro, didelės kantrybės dėka, po truputį, anksčiau buvo tie mokesčiai mažesni, po truputį pavyko atsigauti. O ar džiaugiatės, kad pavyko? Taip. Ar nenorėtumėt kitą darbą dirbti? Ne turbūt, nes tai mano visas gyvenimas. O dabar pasaulyje vyksta ekonominė krizė. Upyna yra mažas miestelis, bet ar jį palietė šitą krizę? Ar jūs jaučiate savo parduotuvėje tokią? Tai pirmiausia, ta ekonominė krizė tai paliečia visus gyventojus. Tuo pačiu kainos kyla, didėja mums mokesčiai, jaučiasi, taip tikrai labai jaučiasi. O ar lengva išsilaikyti Upynos miestelėje, kai dar be jų yra dvi parduotuvės? Ne, tikrai nelengva, reikia galvoti, kaip dirbti, kiek dirbti ir dirbu viršvalandžius ir dirbu be pietų pertraukos, stengiuosi niekada neužsidaryti, tikrai yra nelengva. Ar jau turite savo pastovių tokių pirkėjų, kurie ateina? Tikrai turiu pastovius klientus, pastoviai žinau, ko jiems reikia, ką jie perka, ko jie nori. Aišku. O ar galėtumėt mūsų jauniesiam verslininkam, kurie žiūrės šitą reportažą, padiktuoti, pasakyti kokią sėkmės formulę būsimiems verslininkams? Tai pirmiausia, tai reikia tikrai labai daug kantrybės, reikia labai mylėti savo darbą, siekti užsibrėžto tikslo. Ir man atrodo, bet kuris darbas visada sieksis, jeigu mylėsi ir sąžiningai dirbsi. Vai, kaip šauniai. Tai dėkui jums labai. Viso gero, ačiū. Viso gero, dėkui. Ate!